Labas vakaras, Dzūkijos televizijos žinios eteryje, kviečiame ketvirtadienio naujienų. Žiniose matysite. Auditas Alytaus pataisos namuose, chaotiški ir neskaidrūs viešieji pirkimai, neteisėtas turto naudojimas, neefektyviai ir nepagrįstai naudojamos biudžeto lėšos. Iš baldus pardavinėjančios įmonės įsigijami batai pareigūnams arba juodžemis įsigijamas iš kavinių veikla besiverčiančio privataus juridinio asmens. Tyrimo duomenimis viena skaidriausių Lietuvoje Alytaus rajono savivaldybė. Na, tai matytas kelias, kuriuo mes turime eiti. Visa Europa, pažangi Europa visi tuo keliu eina ir žinoma, antra vieta tikrai visai neblogai. Jūs sakot, pagreitom iki antros, bet žinot, čia, kaip sak, pasiekti yra vienas dalykas, bet išlaikyti dar tą dalyką. Alytiškiams pristatyta fotografo Stasio Šmigelsko klasikinės fotografijos paroda Monochrominis miestas. Parodoje yra 30 fotografijų ir aš tikiuosi, kad ateityje bus galima dar papildyti. Teisingumo ministerijos centralizuoto vidaus audito skyriaus auditorių atliktas patikrinimas Alytaus pataisos namuose atskleidė sisteminius bausmių vykdymo įstaigos veiklos organizavimo ir vykdymo trūkumus, kurie sudarė sąlygas neefektyviai, nerezultatyviai ir neskaidriai valdyti valstybės turtą ir lėšas. Išsamiau Dainos Baranauskaitės reportaže. Alytaus pataisos namuose Teisingumo ministerijos centralizuoto audito skyriaus patikrinimo rezultatai šokiruojantys. Chaotiški ir neskaidrūs viešieji pirkimai, neteisėtas turto naudojimas, neefektyviai ir nepagrįstai naudojamos biudžeto lėšos. Buvo nustatyta, kad ankstesnė Alytaus pataisos namų administracija savavališkai, be Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo privačiam juridiniam asmeniui panaudos pagrindais perdavė valstybės nekilnojamąjį turtą. Nustatyta, kad įstaiga nekontroliavo ir panaudos sutarties vykdymo. Kėlė daug klausimų, ar įstaigos administracija tikrai nežino, kad savavališkai priimti sprendimų dėl panaudos turto perdavimo panaudos pagrindais negalima, kad būtinas vyriausybės nutarimas. Tai šitoje vietoje kilo labai daug klausimų auditoriam, bet pasirodo, įstaiga įsivaizdavo, kad užtenka jų pačių įsakymų ir gali būti perduotas turtas. Taip pat su turto valdymo klausimais susiję ir klausimai su turto nuoma, kai yra išnuomojamas turtas mažesnė nei rinkos kaina, nes įvertinus visus skelbimus, ištyrus rinką, nustatėm, kad apie 6,6 karto mažesnė nuomos kaina buvo išnuomotas turtas. Audito metu nustatyti faktai patvirtina, kad Alytaus pataisos namų vadovas ne tik neefektyviai organizavo šios įkalinimo įstaigos veiklą, bet ir neproporcingai bei nepagrįstai skirstė darbo užmokesčio fondą darbuotojams. Pavyzdžiui, 2015–2017 metais nepagrįstai buvo panaudota daugiau nei 150 tūkstančių eurų iš valstybės biudžeto. Akivaizdu, kad tam tikri vadovo sprendimai susijęs su darbo užmokesčio fondo naudojimu nebuvo palankus statutinių valstybės tarnautojų atžvilgių. Ir iš tiesų tai tikrai nebuvo tas įrankis, kuris paskatintų žmonės ateiti į statutinę tarnybą, todėl kad tam tikrų pareigybių, kur tikrai nereikalavimas nei aukštas išsilavinimas, nei specialios žinios, darbo užmokestis buvo didesnis negu tam tikros grandies pareigūnų. Taip pat ir apmokant už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, lygiai taip pat buvo ne visiškai teisingai, neproporcingai skiriamos priemokos pareigūnams. Dar galbūt galima būtų paminėti, kad buvo daliai pareigūnų nepagrįstai skiriamos mokamos priemokos už darbą pavojingomis darbo sąlygomis, nes pareigūnų statusą turėjo ir tie žmonės, kurie realiai nedirbo su nuteistaisiais, suimtaisiais tiesiogiai, tačiau už pavojingumą gaudavo priemoką, nors yra tokių net atvejų, kai per savo darbo karjerą nėra nė karto užėję į tą vadinamąją zoną. Audito metu nustatytų pažeidimų kiekis ir pobūdis atskleidė, kad viešieji pirkimai Alytaus pataisos namuose buvo vykdomi chaotiškai ir auditorių vertinimu neskaidriai. Iš baldus pardavinėjančių
minėjančios įmonės įsigijami batai pareigūnams arba juodžemis įsigijamas iš kavinių veikla besiverčiančio privataus juridinio asmens. Kyla klausimas, kaip atrandami tada tokie subjektai, kaip atliekamas rinkos tyrimas, jeigu jie net nesiskelbia, kad jie prekiauja tokiamis prekėmis. Kyla pagrįstų abejonių, ar tikrai tada skaidrus tokie viešieji pirkimai. Dar nepaminėjau dėl turto valdymo klausimų, dėl turto nuomos, kad turto nuomos konkursas buvo paskelbtas vasario mėnesį 17 metų, o jau 17 metų sausio mėnesį juridinis asmuo socialiniuose tinkluose skelbėsi, kad jisai jau turi naujas patalpas, nors sutartis sudaryta tik kovo mėnesį. Tai vėlgi kyla klausimas, ar tikrai nebuvo kažkokių tai išankstinių susitarimų dėl nuomos konkurso. Siekiant skaidriai ir taupiai naudoti biudžeto lėšas, buvo nuspręsta, kad nuo 2019 metų viešieji pirkimai bus vykdomi centralizuotai. Dėl audito išvadoje nurodytų negerovių yra pradėtos atsakingų darbuotojų tarnybinio nusižengimo tyrimo procedūros. Gali tekti atsakyti ir buvusiam pataisos namų direktoriui. Tai jeigu bus pripažinta, kad dėl jo veiksmų valstybė patyrė žalos, yra dar toksai instrumentas regresas ir ko gero turėtų būti inicijuojamas tokia procedūra. Bet čia jau teisminis procesas būtų. Taip. Daina Barnauskaitė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Alytaus rajono savivaldybė viena skaidriausių Lietuvoje. Taip skelbia Transparency International Lietuvos skyriaus savivaldybių skaidrumo tyrimo duomenys. Jais remiantis 2018 metais Alytaus rajoną skaidrumu aplenkė tik Joniškio rajono savivaldybė. Alytaus rajono savivaldybė viena skaidriausių Lietuvoje. Taip skelbia Transparency International Lietuvos skyrius savivaldybių skaidrumo tyrimo duomenys. Jais remiantis 2018 metais Alytaus rajoną skaidrumu aplenkė tik Joniškio rajono savivaldybė. Tiesa, 2014 metais atliktame tokiame patyrime Alytaus rajono savivaldybė buvo pirmoji. Tas skaidrumas, viešumas, prieinamumas informacijos žmonėms jis yra labai aktualus. Ir su kiekviena diena žmonės tampa labiau pilietiški, besidomintys, išminties daugiau atsiranda. Na dabar dar tie įstatymai išėjo, kiek suprantu, pakoreguoti, kad ir informavimo dalykai ir apsauga to informatoriaus, jisai turi medžiagos tam tikros. Na tai matytas kelias, kuriuo mes turime eiti. Visa Europa, pažangi Europa vis tuo keliu eina ir žinoma, ta antra vieta tikrai visai nebloga. Jūs sakot, pagritom iki antros, bet žinot, čia, kaip sak, pasiekti yra vienas dalykas, bet išlaikyti dar tą dalyką. Tai tikrai ir ta viešinama informacija yra apie pirkimus, yra apie tos, kad žmonės galėtų atsiliepimus rašyti. Tyrime analizuota ir vertinta, kiek informacijos savivaldybės teikia apie savo darbuotojus, tarybos veiklą, antikorupcinės priemonės, savivaldybių įmonės ir bendrovės, metinius biudžetus, viešuosius pirkimus ir gyventojų galimybės dalyvauti sprendimų priėmime. Anot rajono mero, daug skaidrumo lemia ir vieno langelio principas savivaldybėje. Tas vienas langelis, kur kai kurios savivaldybės išardė, žodžiu, kad laisvai žmonės galėtų populistiškai, kad, žodžiu, rinkėjas galėtų pakliūti pas darbuotojus. O pas mus vis tiek reikia paderinti, reikia informuoti, kur eini. Na ir tas tam tikras perteklinis kontaktas išvengiamas, specialistas čia ateina apačioj, žemai, išklauso klientą, o būdaugiai anekdotinių dalykų. Tai abiem rankom bando daryti, žmogus kažką neša tose tašėse, ką mes žinom, ką neša, bet tokios galimybės jau tikrai žymiai sumažėjo. Tai ir tai daro nuosekliai, tai nuoseklaus, manau, darbo rezultatas. Ir žinoma, tai nereiškia, kad mes neturim kur dar pasitempt. Va, tiesiog einam to keliu kryptingai ir turim tą rezultatą. Į pirmą skaidriausių savivaldybių penketuką iš Dzūkijos patenka ir Druskininkų savivaldybė, kuri yra 5 vietoje. Lazdijų rajono savivaldybė yra 15 vietoje. 29 vieta teko Alytaus miesto savivaldybei. Daina Barnauskaitė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija.
Alytaus miesto savivaldybės erdves papuošė alytiškio fotografo Stasio Šmigelsko personalinė fotografijų paroda Monochrominis miestas. 30 fotografijų vyrauja nespalvoto miesto vaizdų trauka. Parodos atidarymo proga pasveikinti fotografo susirinko kolegos, bičiuliai, kiti alytiškiai. Pasakoja Vilma Slabačiauskienė. Atidžiau įsižiūrėti į architektūros ir miesto fragmentus kviečia alytiškio Stasio Šmigelsko fotografijų paroda, kuri eksponuojama Alytaus miesto savivaldybės erdvėse. Tai pirmoji fotografo paroda, kurioje miesto vaizdai perteikti monochromiškai, tai yra be spalvų. Stasio Šmigelsko fotografijose įvairūs pastatai, miesto aikštės, gatvelės, persipinančios su žmonėmis, skubančiais ar besimėgaujančiais laisvalaikiu, pavieniais ar su šeimomis. Šiaip tai man visą laiką patikdavo juodai baltos nespalvotos fotografijos. Galbūt todėl, kad tai yra klasika, galbūt todėl, kad nuo juodai baltos fotografijos ir prasidėjo fotografijos istorija. Ir dabar šiuo metu labai populiarėja, vis sugrįžta nespalvotai fotografija ir sugrįžta tos pačios fotojuostelės, fotopopierius. Bet ne dėl sentimentų, bet dėl to, kad norėjusi šioje parodoje parodyti miestą trupučiuką kitaip, be spalvų, be to grožio, kurį mes matome, tarkim, vasarą, žiemą ten ar rudenį, kažkokias spalvas, kurios, tarkim, mus šiek tiek pamalonina, galbūt blaško šiek tiek, stebint kažkokius vaizdus. Ir juodai balta fotografija, tais pilkais tonais, pilkais atspalviais norėjau pabrėžti tą tokį, ir kaip niūrumą, kuris yra urbanistikoje, kuris yra, daugiau mieste matomas, betonas, kažkokie šaligatviai, seni pastatai, tai visą tai norėjusi perteikti toje nespalvotoje fotografijoje. 30 nespalvotų parodos eksponatų tobulai perteiktas šviesos bei šešėlių žaismas ir skirtingoje šviesoje miestas kitaip fotografiškas, įdomus. Šioje parodoje yra 30 fotografijų ir aš tikiuosi, kad ateityje bus galima dar papildyti kolekciją miesto vaizdais, taip pat nespalvotai, nors sunku atrasti kažką tokio netikėto pačiam vaikštant kiekvieną dieną miesto gatvėmis, bet vis tikiesi, kad kažką galbūt naujo surasi ir įsivaizduoju, kad ši fotografija parodys ir žmonėms, ir žiūrovams, ir alytiškiams, ir miesto svečiams, kad galima grožį įžiūrėti paprastuose dalykuose, kad svarbiausia yra, kaip ir fotografijų yra, svarbiausia yra šviesa ir jei nebūtų šviesos, turbūt nebūtų tos mūsų fotografijos ir negalėtume rengti parodų. Tad norintys pamatyti nespalvotų, laiko ir aplinkos kiek pakeistų, tačiau be galo vertingų fotografo Stasio Šmigelsko užfiksuotų miesto vaizdų, kviečiami apsilankyti parodoje įsikūrusioje Alytaus miesto savivaldybės 1 aukšto fojė. Vilma Slabačiauskienė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Dabar žiniose kriminalinių įvykių apžvalga. Sausio 15 dieną apie 12:30 min. Prienų rajone Veiverių miestelėje vairuotojas sėdamas išvengti administracinės atsakomybės už kelių eismo taisyklių pažeidimą, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato patruliams davė 20 eurų kyšį. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Sausio 16 dieną apie 12:30 min. Varėnos rajone Perlojos kaime patikrinimui sustabdžius automobilį Volkswagen Transporter, jį vairavęs neblaivus vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Per praėjusią parą Alytaus mieste užfiksuoti 5 neleistini kelių eismo taisyklių pažeidimai. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Alytaus Varsos Stronglaso rankininkai po ilgesnės pertraukos toliau tęsia kovas Lietuvos rankinio lygoje. Šį kartą alytiškiai išvykoje susitiko su turnyrinės lentelės kaimynais Kauno Ąžuolo KTU komanda. Pasakoja Marius Šagunevičius.
Trečiadienio vakarą Alytaus Varsos Stronglaso rankininkai išvyko į Garliavą, kur sužaidė Lietuvos rankinio lygos rungtynes prieš Kauno Ąžuolo KTU ekipą. Antrojo kėlinio dalyje varžovus palaužę alytiškiai savo sąskaitą įsirašė pergalę 26-30. Rungtynės Garliavoje prasidėjo nerezultatyviai. Kėliniui įpusėjus nežymiai pirmavo Alytaus komanda. Žingsneliu priekyje Varsas Stronglasas buvo iki pat kėlinio paskutinių minučių, tačiau jas geriau sužaidė Kaunas Ąžuolas KTU ir kėlinys baigėsi rezultatu 13-12. Nebloga pirmojo kėlinio pabaiga užvedė kauniečius galingai pradėti antrąjį. Pirmas 5 minutės jiems sekėsi puikiai ir išsiveržė į priekį 17-14. Tada dzūkai jungė antrą pavarą ir kėlinio įpusėjos rezultatas vėl buvo lygus 20-20. Kėlinio antrąją pusę alytiškiai buvo stipresni, sėkmingai užbaigė atakas bei klampino KTU puolimą ir po truputį tolo. Paskutinės 5 varžybų minutės komandą skyrė jau 4 įvarčiai ir šį atstumą dzūkai išlaikė. Kauno Ąžuolo KTU ekipai daugiausiai 7 įvarčius pelnė Karolis Jankauskas, bei Vilius Juozaitis ir Ignotas Vazinskas pridėjo po 6. Alytaus Varsos Stronglaso komandoje rezultatyvumu išsiskyrė Nedas Buronko pelnęs 10, bei Remigijus Čepulis, Tautvydas Petrušauskas ir Žygimantas Micevičius surinko po 4 įvarčius. Marius Šagunevičius. Žiniuose tiek, netrukus rytdienos orų apžvalga. Ačiū, kad žiūrėjote, malonaus vakaro. Rubrika remia Sumani TV, naujos kartos Seagates televizija. Penktadienį į šalį veršis šaltesnė oro masė, todėl ir orai bus žiemiškesni. Naktį dangų dengs tankūs debesys, krituliai pasirodys daugelyje rajonų, šlapdribą pamažu keis sniegas. Intensyvesni krituliai slinks per vakarinę ir šiaurinę šalies dalį, o Žemaitijoje krituliai kai kur bus gausūs. Šąlant daug kur formuosis plikledis. Vakarinių krypčių vėjas suksis iš šiaurės, bet išliks nestiprus. Dieną krituliai, daugiausia sniegas pamažu trauksis, po pietų pasirodys ir pragiedrulių. Pūs nestiprus šiaurinių krypčių vėjas, daug kur laikysis naktį susidaręs plikledis. Artimiausią naktį Alytuje ir Kaune 5, Vilniuje 6, Klaipėdoje 2 laipsniai šalčio. Penktadienio dieną Alytuje ir Klaipėdoje temperatūra pasieks 1 laipsnį šilumos. Kaune ir Vilniuje temperatūra išliks neigiama, prognozuojamas 2 laipsnių šaltukas.